nesuprantu, iš ko ta žalis pūdims čia auga, jeigu... O kokį čia tas smėlis piltas. Lietaus nėra. O ūgis kaip mano jau beveik. Boružėlės, va. Sulindę. Laukia, kol žiedeliai įsiskleis. Daugiavaikės. O dar kitokia boružėlė. Koks miškas. Labas rytas. Va štai taip atrodo dabar žaliai mišiniai. Šiandien planas yra jos suvaloti. Tai va paskutinis momentas pasidžiaugti jais. Dar dalį paliksiu, bet didžiąją dalį suvalosiu. Va, kaip matot, ir siūzė labai gražiai atsigavos, nors iš pradžių buvo, čia nuvažinėtas kraštas. Čia buvo, iš pradžių jį sunkiai gan įkybo. Taip atrodė, lapai buvo pageltę. Bet dabar jį gerai jaučiasi. Gal tiesiog jai buvo per šalta. O, koks čia didis tas vėliavas. Ne visur aišku taip yra. Net nepasiekia ištiesta ranka. Ar čia matosi, nežinau. Kokio dydžio užaugo. Tas grožis. Kaip čia gražu, tanku. Kas dedasi dirvos apačioje. Pažiūrim. Skraidas. Rapsas va yra. Nu išraukim. O, kaip plačiai šaknis. Įkibę. Gerina dirvožemį. Kas čia per... Pagalys kažkoks. Šaknynas koks stiprus. Smėliuką. Šitą mūsų gerina. Matote, nautilas mūsų. Čia žemė jau dabar drėgna. Palyta. Avižas. Sorgo sudanžolės hibridas. Facelija. Saulėgrąža. Dar turėtų būti linai vienas kitas, bet juos užgožė matomai. Dar turėtų būti... Kas dar čia turėtų būti? Rapsas vienas kitas. Oho. Turėtų gerai lūžti. Kuo didesnė augalai, tuo geriau prisivaluoja. Geriau sugula visą tą masę. Oi. Labai gražu. Labai gaila bus. Nu, bet tokia paskirtis šių mišinių. Labai nevienodai. Pagal dirvožemį. Nu, smėlis čia labiau ne dirvožemis. Čia turbūt didžiausias toje vietoje. Čia kažkokias senas tvartas yra buvęs prieš daug metų. Tai gal dėl to yra pasiekmes kokios tai palikę. Dėl ko geriau auga. Žvėrių takelį. Čia kokias daugiavaikės tos saulėgrąžos. Kai daug tų žiedynų turi, jos skaitos, kad jos jau grįžta, nu, panašias į pirmykštę savo. Iš ko atsiradę, laukinės jos būdavo daugiau, daug žiedų turėdavo. O komercinės išvestos veislės, kad vienas tik galva būtų, matyt, daugiau sėklų gaunas. Nu, čia irgi jau užmėgstas sėklyčių.
Va, kaip gražiai susikapoja. Ne visi tai, bet kuo storesnė, tuo geriau. Čia vietom labai didelį, kur visai negyvas smėlis, ten mažesni augalai. Puikiai žalioji trąša. Turėtų patręšti gerai sekančiam derliui, užauginti maistos medžiagos sukauptos. Štai ir sorgo, dvispalvio sorgo ir sudanžalės hibridas. Atrodo irgi labai gerai. Tik tiek, kad gal labiau pirmiau uždominavo grikiai su saulėgrąžom. Tai šitai siūzei buvo sunkiau truputį. Tokios džiunglės. Ulele. Oi. Smėliukas čia vadinas mūsų. Oja. Kaip per tokį ankstą praeitį. Taip, atrodo labai gražu.